Sveiki. Namai po žemėm, 5 dalis. Praeitą kartą, praeitam video panagrinėjome Europos žemėlapį 15 amžiaus. Ir ten stovi miestai, namai, miestai. Ir dabar norėčiau pasižiūrėti, kasgi nuo Lietuvos darėsi į rytus. Taigi pabandom pažiūrėti, kasgi ten darėsi, o darėsi ten va tokie dalykai. Pasižiūrim šitą žemėlapį, sakykime. O darėsi tokie dalykai, va tokie. Kairiai pusėje Europa, o mėlynam fone šalis, didelė šalis, Tartarija. Tartarija, didžiulė šalis. Ir kažkaip niekur nerodoma ir niekur nefišuojama, bet jinai yra didelė ir graži šalis. Nagi pasižiūrime, kas čia toliau. Afrika, Europa ir Azija, o ten yra Tartarija. Žemėlapiuose yra Tartarija, bet ir Galija, Europoje, viskas, Afrika, viskas pažymėta, Amerikoje, viskas ir miestai, šiaurėje. Mongolai kažkodėl irgi šiaurėje. Kinų chanatas, Indija, Turkmėnistanas, Persija, Arabija ir Tartarija. Kas tai per šalis Tartarija ir kodėl apie ją mums niekas nepasakoja. Ir čia toj šaly Tartarijai daug miestų, klesti miesteliai. Taip. Žiūrim toliau. Europa, kaip ir Rusija, prie tos Europos priklijuota, ir Tartarija. Tartarija, ne Rusija tenai, ne kažkokia, Tartarija. Pažiūrim. Tai čia dar ne vienintelė žemėlapiai, pasibandom dar pasižiūrėti. Ir Europą turim. Ir po to turime Europą ir didžioji Tartarija. Su miestais. Su visa. Uralo kalnai. Vėl Tartarija. Maskvos apylinkė kažkokia tai Ir Europa. Europa visame gražume. Švedija. Ir viskas atvaizduojama žemėlapiuose. O ir tose pačiuose žemėlapiuose pasižiūrime Europoje iš arčiau. Ir kas? Turim Vilnių, Grodną. Visus
Prūsijos mėsam, va, Sarmatija, Samogytija, Žemaitija, va, Skytija, va, visi dalykai, Podolė, ir va, Prūsija, va, Prūsija, va, Prūsija, viskas pažymėta, viskas, visi miestai, miesteliai, va, viskas, va, gražiai stovi, pastatyta, va, Maskva, ir Maskva tokia, nu, sakyčiau, pažymėta labai įdomiai, nu, kažkokie azijietiški reikalai, tikrai neslaviški, jeigu neslaviški. Nu ir va, ir ta vadinama Tartarija, va. Viskas, va, viskas yra žemėlapiuose. Va, didžioji Tartarija, va. Ir tai nereikia maišyti su totoriais, nes totorių, va, tautelė, va, totoriai, va, tatarai gražiai gyvena kalnų, mongolai, migogai, vienu žodžiu, visos mažos tautelės, kas įeina į Tartarijos Khanatą. Va, didžioji Tartarija, va. Ir čia, bet miestai, miesteliokai, va. Viskas. Ir va, Europa, Europa. Viskas yra, va, Lenkija, va, Lietuva, Vilnius netgi, va, labai garbingas, va, miestelis, va, Lietuva, viskas pažymėta, Lietuvos kunigaikštystė ir Tartarija, didžioji Tartarija, o joje, va, ir taip. Ir joks čia ne Sibiras, ir jokia čia ne Rusija, ir jokie čia ne slavai gyvena. Vat ką aš noriu pasakyti, kad tai Deržava didžioji, tikrai nebuvo didžioji Deržava, ir čia jie tegul nesvaiksta, nes ir netgi Maskvos čia prie tos Tartarijos ir praktiškai priklausė Tartarijos žemės, visos Azijos, Europos, Tartarijos, tik va atskira, bet jie tikrai ne, va netgi va, lapiai va visi, va viskas priklausė ne Maskvai, nu, ne rusam, ne rusų tautybės žmogeliam. Tai va, Deržavos nebuvo. Viskas buvo kitaip. Ir viskas buvo neseniai. Ir žemėlapiai, va, labai samus, va, su krantinėm, su viskuo, naujoji žemė, va, viskas va, labai smulkiai atvaizduota, va, Afrikos dalis, va, Barbarija, va, visi, va, viskas, Arabija, va, arabai, o kaip atskiras vienetas irgi, va, atskirai, nu, ta prasme. Tai va, tokie žemėlapiai, jie egzistuoja
o Maskva čia irgi ne, visiškai ne. Ne tai, kas iš savęs, va. Tartarija, va. Tartarija, va. Ir va čia va gyvena Čingis Chanas. Čingis Chanas ir jo ne tik kariauna, čia buvo darinys toks kaip Europos Sąjunga panašiai. Ir ką. Va, nu dabar galim pasižiūrėti į čia Marko Polo knyga. Marko Polo knyga iš Prancūzijos archyvo. Išleista 1475, sakykim taip, Marko Polo, kuris ieškojo Indijos ir ėjo per Tartariją. Va, o čia pats Čingis Chanas. Čia Čingis Chanas. Ir pasižiūrėkite, koks tas Čingis Chanas. Į azijietį jis visiškai nepanašus. Va. Šviesiaplaukis, šviesiaodis, nesiaurakis kažkoks, o europietiškas, va, žmogelis, europietiškas, va jo. Vasalai. Va. Ir taip. Čia, kaip sakoma, iš pirmų lūpų. Va. Čingis Chano žmonos, vaikai, va, visi baltaodžiai, gražūs, nesiaurakiai, va, va, su karūnom, visi tvarkingai apsirengę, civilizuoti. Va. Čia va Čingis Chanas užima miestą, tvirtovę, jam atneša duoklę, va, vienu žodžiu. Esmė tame, kad buvo išsivystę ir laivyba, ir karyba, ir galybė visa. Va, Čingis Chanas reikalus tvarkosi Indijoj. Va, ir pasižiūrėkit ginkluotę kokią. Viskas aukštam lygiai. O čia, kad nebūtų, čia va, Afrikos žmonės pavaizduoti, taip, kad baltaodžius, kad piešė, kad kaip baltaodžius, kad gal iškreiptas vaizdas, ne, jeigu buvo juodaodis, tai piešė juodaodį, va. Jeigu jis baltaodis, tai piešė baltaodį. Tai va, tokie va palyginimai. Nebuvo iškraipyta iki negaliu, kad čia piešė per vienu kurpaliu ir ne. Viskas atvaizduota gan skrupulingai. O čia Tartarijos valdovas. Jisai pats valdytojas. Va, pasižiūrėkit. Va. Ir į azijietį jisai visiškai neneša. Visiškai neneša jis į azijietį niekaip. Apsirengimas, turbanas taip, čia toks stiliukas jau azijietiškas, bet veido formas, europietiškas, gražus žmogelis. Taip, toliau. Tartarijos valdovas 17-18 amžiui. Va, taip, tiksliau. Čia Tartarijos
Valdovas, čia kinai toliau į rytus. Va. Tartarijos, ten kažkoks tai irgi valdovas Kinijoje. Va. Nu ir šitas jau panašus į kinietį, jau siauras akis, jau va, viskas, jau jisai va. Va, ginkluotė irgi azijietiška, bet jau čia ir va, patrankos figūruoja ir sekstantai va, rimti laivybos įrankiai, gaubliai su žemėlapiais, nu daug informacijos, nu va ir drakonas, Tartarijos, herbas. Čia irgi iš Paryžiaus archyvų. Tūkstantis 690 metai. Nu. Va. Labai įdomi va nuotraukytė. Irgi vadovas ir va, herbas toks labai matytas Lietuvoje. Pelėda. Imperatorius, Tartarijos, taip toliau. Tekstą duodu biškį irgi išdidinto, kas latiniškai, prancūziškai, dabar kas kažką labiau galės pasiversti. Jeigu norės va, teksto. Aleksej Michailovičius irgi Tartarijos Maskvos srities, bet ruselis. Va, jau kitoks jo apdaras, jau kitoks apdarėlis. O čia tai buvau šokiruotas. Čia Floridos sritis. Ir va šitas indėnas irgi va valdė Floridoje. Va. Florida, kaip žinome, yra Amerikoje. Bet jisai į tų valdovų sąrašą patekęs. Kaip? Nežinau. Va. Va, turkai vėl va kitaip, taip čia. Nu, viską jūs matote. Irgi 16-17 amžiaus graviūros. Čia tai turkų valdovai, turkai. Taip, čia pats va, valdytojas Tartarijos, va, pagrindinis imperatorius Tartarijos, va, valdovas, va, prašau. Visos regalijos žmonės valdė, va, ir Sibiras šiaurė, jeigu atkreipsi dėmesį čia. Tai va šilta, gražu, tai labai svarbu. Klimatas buvo kitoks, šiltas, o čia irgi Tartarijos kinai irgi priklausė Tartarijai, va, pastatai kokie, va, valdovai kokie audiniai, nu vienu žodžiu, aukštas lygis. Va, o čia. Ir kaip be Lenkų, nu Lenkų kaip jo, visur buvo Lenkų, visais laikais buvo Lenkai ir tais laikais buvo Lenkai. Čia Lenkų paladinas tarnavo krikščionybė, krikščionių.
krikščionių karys, specnazas vadinamas. Va, krikščionybės skleidėjas, va, jo kareivėliai tvarką darė. Irgi va. Tai va. Herbas. Va, kaip atrodė kareivėliai Lenkijoje. Lenkai, va, Labanovskis. Lenkijos generolas. Va, Tartarijos nukariautojas. Nu, paskiau apie šitą. Čia gyva, o čia jau ruseliai, va, čia jau Petras I su Aleksandras. Va, su broliu. Ir jų aprangėlė, nu, labai skiriasi nuo oficialiai mums piešimus. Nu, jau labai, jau jie kitoniški, va, žmogeliai, va. Čia ne tas Petras I, kaip piešia ruseliai, da filmuose ir visur. Nu, jie tokie biški kitoniškesnis. Va, čia tas pats Petras I. Maskvos, va, valdytojas, va. Va, kokios regalijos ir va, su kokiais bateliais. Nu, ir Car Grand de Moskovija. Va. O čia Tartarijos vienas iš piliečių. Kadangi buvo daug genčių, tai vat buvo ir tokių žmogelių. Va. O galvelę laiko, tai va jisai va kazoko, va. Va, kažkokio kazakėlio. Čia, nu, kur kazokai žinome. O va čia toks kareivėlis biškyjo. Toks įdomesnis. Čia irgi Tartarijos gyventojas, va, kalmukas. Tai va, visos tos va, gentelės, va čia kinietiškas, o čia Tartarijos va, dama. Va. Prancūzijos archyvose. Nu va, čia tas labai įdomus dalykas. Floridos va, valdytojas. O ir herbą jisai turi ten su krokodilu. Ir va ten, jeigu šone už jo, tai ten vaizdeliai, kaip jo chebra taršo žmogelius. Nu, kanibalai tokie kažkaip. Aš supratau, kad žmogėnas valgytojai buvo. Nu, čia dabar gal nelabai ryškiai viskas matosi, bet jeigu ten giliau pasižiūri, tai ta prasme yra vaizdelių va tokių va. Indėnai va. Floridoj va gyveno tokie va žmogeliai, bet va, nu, indėnai laukiniokai, bet va, apsirengimas jų nelabai laukiniokiškas. Ir jau tais laikais jau jie žino, jie turėjo savo ir pavadinimą, ir kažkas veiksmas vyko, ir karaliai, ir kažkas, tai, nu, čia, va. Iš arčiau, va. Ir vėl Tartarijos gyventojai. Va. Va, civilizuoti, apsirengę, gražus. Va. Tvarkingi žmonės gyvena savo šiaurės
Sibiro regione, va, daug tautų, daug. Va. Nu, Tartarijas, va. Visur figūruoja pavadinimas, va, viskas tvarkoje. Va. Viskas parašyta, žmonės gyvena va su turbanais savo gražiai, šiltai, o čia jau Lenkų popiežius, čia jau kita tema. Čia va. Čia jau bus kita tema. Taigi, tokie vat reikalai su ta Tartarija. Nu, pala, dar kažką tai galiu aš. Tokie reikalai su ta Tartarija. Tartarija. Supervalstybė, kuri buvo žinoma dar iki 18 amžiaus, dingo iš istorijos negrįžtamai, tapo paslaptimi. Tokia supervalstybė dingo ir liko nežinoma. Su miestais, su infrastruktūra, su savo pinigais. Savo valdovais. Va, su pinigai. Ir su savo gerbais. Va čia yra valstybių laivybos vėliavos. Tai čia va pagrindinės, va, yra ir Amerika, ir pagrindinės diduma valstybių, nu va, ir Tartarija tame tarpe, va, su savo drakonu. Tai va, turi pinigus, turi viską, turi heraldiką, turi savo ženklus, pagrindinius ženklus. Turi meną, turi religiją. Religija, pagonis ir pagoniški dievai. Va. Vaidilutė ir ženklas, pusmėnulis. Tai viskas. Tai valdžios ženklas. O tai valdytojai. Visas Čingischano genealoginis medis ir valdytojai. Šiaurės, rytai, vakarai, centras Azijos. Vat tai vat yra Tartarija.
kalba lotynų pagrindinė, čia kaip Europos Sąjungai. Kalba lotynų, arabų ir daug tautelių su savo dialektais ir kalbom. Bet va viskas dar 18 amžiui buvo žinoma šalis. Aliaskos gabalas. Va.